Labą vakarą. Sėdu baidarė. Išvarėm pagaudyti su žygiu. Eins ten kažkur numovės yra. O aš čia prie kronto, žodžiu, radau visokių ešeriukų, raudėlių, nu visokių žodžiu. Visokių būdų, žuvės nedidelios. Ir galvoju, jums parodysiu, vat ką gaudau iš savo baidaris šiltą pavasarį vakarą. Iš pirmo galvojau nieko nefilmuoti, nieko nedaryti, nes tik atvariau jokį kliovą. Ir vat kaip jau biškėlį priartėjau prie kruntų, nes iš pirmo biškėlį buvau prie ajerų zonas ir kaip įplaukiau į ajerus į tas akis, tada prasidėjo judesys. Tai žodžiu, net vizualiai matą, kaip parsigentas ešerių būrys, bišk pristabda ir cikt, nes pažiūrėkit, koks ir vandens skaidroms. Nežinau, ką per kamerą matos, bet vundau ir kaip krištuls. Žiaurė. Ir va čia gaudau tarp tokių ajeriukų visokių. Ir vat einu, plauku, metu. Ir žiūrama, da bus koks ešeriuks, ar nebus. Dabar turėtų matyti, jis maniai užsiimėti. Vat. Vedi, pradedi matyti ešerius. Aniai susikoncentruojant, biški pristabda, kad tik tavi už greit neliektų. O, čia šitą kažkas vyksta. O, tai jau turėtų būti. Numatau parsigent ešerę, bet ne jam. Nenori imti kažkodėl. Ne jam. Prieš tai blemba, kokie jau gera buvo. Iš tikrųjų, viskas buvo liuks. Nu, matyt, čia kameras toks dalyk, susidėjo kamerą ir nieko nebepagausi. Dabar užsidėjus tuoj kitom sitantą kraujėlį. Šiaip kėbo ant tonos. O, parsigėm. Opa, kiek ešerių įvestas, bet už pilvo. Eicht. Per tom vėsą būrčią. Un tam matavams. Yra, nu ten pelno, bet tai taip nenori akimbi, iš tikrųjų pasakyčiau labai jau. O, kada už. Žiūr, įdėjau. Kas anim čia nepatinka? Oba. O, kokį kraudėlį. Eina savo. Nu. Vo. Varyk. Gail, ka inkar netur. Inkarą tai reikėt, nes ne šiuo. Opa. Yra. Kas čia? Opa, koksą. Ešeriukas. Nukonda. Tas viestai tikra, ką nepadeda. Neižvėjuoti. Jau lemba, be inkaro bloga. Pamiršau kažkur. Korons bier nebepasėmiau. Opa. Vo, liuks. Nu, tikėjausi, kad biškėlį bus geriau, nes iš tikrųjų tik tą po to, kaip užsidėjau kamerą, viskas nebekim taip. O iki tol buvau labai, jau ten vieno veito radį smagė. Bet va tos raudėlis toks kakal, tai žiaurė geras jau. Jau smagė iš tikrųjų. Tos tai jau užskaitau. Oba. Opa. O. Bet
kokis raudelis. Kaliuks. Vo, nugražys. Man tai jau tokis jau patinka. Ir orėlis toks iš tikrųjų geras. Tas vės biški bėfien, bet saulėlį taip gera šildo. Buvau susirgis aš čia. Ir dabar biškėlį va. Tebe sergu, bet tikus net krėsiu antrą raundą. Kažkak taip biški matyt pasiplikinau. Ir baigės vis mundrumo, kaip saka. Da, čia biški reik pasimalti. O tas nendris ir varyti prie žygiaus ten. Ten toliau irgi ir gerų vietų. Tai pažiūrėsim. O da neiškėlusis nendris, melda, kaip kas vadin. Na, čia turėtų būti, va tuoj akis yra. Įmeti į to nakį, tikrinį. Oh, buvo. Buvo, kalėms. Oh, ir. Opa. Tai čia šeriuks. O, prašau. Saulė pasislėpė. Opa, kakali. Vėl. Kal, bet taip nepaėmė iki gal. Gumą šitą numaun. Pagaliau, vat prasidėd jau. Ešeriuką prie kruntų. Šelti geri vakara. Grina avižos džiaugsmas. Visiška. Ir didesnį masalą jau. O tantas 0,5. Tolimesnį metimą. Nebrėk ten kaip pavasarį 0,2, 0,3. Nu, bent aš jau tep. Bent aš jau nebenaudoju. Tokių svorių, vat, kaip ir šilčiau. Aišku, naudoju, kaip noriu konkrečiai balto žuvės, bet nebenaudoju, kad va tep pažaidimo konkrečiai švara. Reikia išsitraukti man to navižą. Kai jau su baidaresu, visur galvą priplaukti. Ramiai išsitrauki. Da, klausiams, aš išsitrauks čia. O, reikia stebint su visą nendrį jau čia. Opa. Nu, ir nusimuovi tik tą viršus. Einu sau. Giliau neatrodo. Va, išsitraukiau, bet sušlapau iki alkūnis. Ai. Bėg šitą. Nu niek. Šilta yra, išdžiūs. Juoda žuvis čia pilna, bet nekim. Opa. Vo. Tukso. Liuks. Opa. Nedidelis, bet žuviuks. Čia kažkur mačiau buvo prie pat. Opa. Nu, lakstūnas koks. Čia nuo vardas bus greitis. Sukim, apsibaida. Ai, vo, ir. Bet jau mažie kalibras dabar. Matyti didesnį kelių būna. Viskas. Įbaigas. Matau lėšiai. Neblogas. Opa. Sakau, ką matau. Paėm. Vo koksa. Gražuolis. Nu tikrai jau neblogas. Va. Pliumt. Gazų. Opa. Kad dauda. Raudelį. Per metėm po kokiais 3-4 kliovus.
Raudėlis čia daudas. Kiek suprantu, nes parsigėlė. Bet anas nevies paimtam, tant man. Kiets nelaba nūrė tep. Nu, žodžiu, reik mauti. Toliau. Jį čia tos žuvės, pėlus, tos nendris. Ko tu tik tą būt gerai man čia neprisidėti. O vėjėlis čia kaput jo. Jau tep ūkiška irgi stipruoka. Opa, yra, opa, pa. Koks gerulis. Va. Liuks. Gal prasidės kliaus pagaliau. Visur. Nes tik patvarėm. Un biški vat giliau nulis buvo. Visiška nieka. Nu, sakėt. Aš dėjau sakyt, viens buvo viskas. Da, viens. Un žodžiaus grina. Net nespėjau dar konkrečiai pasakyti, kad viens buvo ir bam, vėl. Iš karto. Pravedėms, tai tiesiog vėrpinį, makalovai. Reit kart suki, vien 2 kartus, viskas. Niekam labai įmantraus. Nes giliaus dėdelį nėra čia irgi, nu metras gal koksai ir. Tai niekas stebuklinga. Tiesiog standartiška nuleido iki dogno, ešeriaus visgi aiškau. Pagrindį dabar. Ir viskas į tabalovai ten kažku. Viškimo pavirpinį su pirštu padaužydams. Oba, yra. Eik tu, kad dauda. Tu. O, tokie delninuka. Va. Faina. Reik atsigerti vandeniuką, kad čainiks neužvertų. A, ne? Reik, aišku. Reik varyti iki žygiaus. Noriu paklausti, ką panam sekas. A pagaun, ko nors, a nepagaun. Nes kažkam girdėjau, sakė, nieko nepagauda, bet aš netikiu, nu. Karts būn melagis. Reik, nu, paklaus tiksliai, a pagau. Karts slep. Būn, nu, visep. Greitai išsiaiškinsim. Dabar vėjaus vat nėra. Stų beik apie kalts. Viskas labai puikia. Ir nei suplaba, nei nešioji šuonus, nei dakon. Nu, va ton metėm pabaigu. Ir viskas. Varau tada. O. Nu, gal ne. Da, gal vein užmes. Nes ten antras iš to pat tašką. Va. Koksa. Va. Nu, davė eina patikrinimu. Ar jam, ar ne jam iš ten. Opa! Kapkali iš pat pradžių. Eina sau. Eik tu kokį raudą. Eik tu sau. Čia jau verta nuotraukas. Jau tikra. Kaip tu gali išvaryti, paklaus draugeliaus, kaip sekas. Bet kiekam stiprią spordą. Nori liekti. Nu, davai. Žodžiu, esmė į tokį, ten ir kažkokį šapa. Matau vairų gal ir tiesiog tokis rožėlis mažas.
Įtėjom prie nukalų užmetus. O, vėl ir. O, sakau. Oi, nesau, kad daug. Ai, tu, įda skombėm. Kas čia skombėm, man? Tu sau. Kuok rauda vėl. Na? Nu, šitas, kur arti dabar link Monis, tai link maudyklos suvarant, da tau kokie 50 metų priekį, iš kaip giliau į seklą, dvi paskilės rauti ištraukiau. Ar rimta? Nu, tokių mamulių mes buvo išleis daug apritę. Aš tai irgi čia porą neblūgų pagavau dabar. A, buvo virš 30 tom. Jo, buvo, jaučiu. Esmė ta, kad viskas ok. Žvėjom toliau. Gera. Nu, Davai. Nu, vo, paskombina žygis, žodžiu, viskas ir ok. Pagavo gerų raudų. Visko. Tai aš tada va irgi prie to dar lėksiu biškį, pasigaudysiu. Ir žodžiu, nevarysiu dabar iš karto kieno. O va čišta, daku tos raudos kimp mane irgi. Pabandysiu. O čišta kažkur anos daudas. Grina. Vo. Parblizg, vėl kažkas. Uiktų. Vo. Vilkui rauda. Nu gera, čia kuojais, bet aš raudam vadinu steik. Kap norit jūs tep. Galvokit. Toks jau esu, nebepakeis, kaip sako. Kažkas ten irgi pasakomo, nešnekėk žemaitišką, ten šnekėk lietuvišką. Žmonės į tarmės ir dar kažkas. Aš esu žemaitis, šneku žemaitišką. Ir viskas, aš toks esu. Ko aš galiu padaryti? Aš čia nelaužys liežuviausi, da kažkon tokios paprastos žvejybos, varžybos ten jau būn pašneku. Literatūrišką su visas, kad suprast labiau, nes ir, kad rojalė nesuprant. Bet ko nesuprasti, nežinau. Mes žemaičiai reiškia turim mokėti visko. Eik tu sau! Tai o mes žemaičiai turim mokėti ale visko. Ir panašiai. Eik tu sau, kokis raudas. Pažiūrėkit. Eina sau. A ne fantastika, ką? Fantastika. Aišku. Ledas. Vo čia pataikiau. Ir geras orientyrs labai, ir tokia įkeli pimpuką išsikišėn. Ją nusmeti. Leidin dogną į kalą. Oba. Kas čia? Peilis. Nu gal paims. Va, selkins. Selkinas į lūpas. Kraščiok. Va. Varik. Dailė, gražia. Nes galvoju, sakau, toks užsėdate apkitė iš kartą. Toks spaudėms nieko atrodo nedaro. Anos būn toks dviprasmiškas arba labalek, krata galva mažas, arba niko ar nelek, tiesiog anos kimarien. Toks partėjim, kaip kokį nežinau. Belekon. Nukanda. O tai tau. Šiandien geriausia veik kalūris kraujienį tantą. Tokį tomsi su raudoniu atspalino grina kraujukas. Visko realiai ant anos pagavau. Tiek ešers, tiek raudel, tiek vadava pėlioktan. O tokį.
Opa. Kažkas gera. Kažkas jau tikrai geras čia bus. Atsikabėna. Atsikabėna. Stabdis nesuveikia. Blecha, buvau per daug priveržęs. Einam. Jo, šiek man gerul ten rauda įtarbau, bet ger buvau tikra. Reik pasidėti čia ar poka. Cirka vyks čia. Eina sau. Atsikabėna. Ką tep? Bet paskui neįkirs, jeigu atsilaisvins baisė. Mikro, o dabar mikro. Ja vešerys. Aišku, kafes laik didžiauji žuvis pabėg. Na, tai apie to ar būt musiek. Taip ir. Nešmaim dar nuo kronto. O. Tu. Aš tik ūstonų filmavau. Jopšik, matka, išsigundau, bet gerą lydeka. Eina sau. Eik tu sau. Pažiūrėtą nufilmavau. Nu, žodžiu, pasižiūrėjau, tai atrodo užsifiksavo, bet ronka bišk buvo murot užkėšęs. Bet tai ta lydeka, ką gali. Eina sau. Eina sau. Ką išsigundau. Krokodils. Eina sau. Nu, žodžiu. Veiksmas vyksta. Linksma. Nu, tas ir svarbiausia. Emocijų. Jo, smagu. Jo, nu, va, tepi būna. Aš ir savo norėjau kalti lydeką, jei būt paėmus ant manėnon. Būt čia šposų buvėjai. Nu, kaip jums orėlis. Fantastika. Viesu mažiai. Saulėlį šveit, be debesėlių. Ledas. Tobuls oras. Žvejyba iš kajak. Nu, da šaunam link krontą. Link krontą iš karto ir gerai bus. O, ešerys koks, gražuolis. Eina trūk, man aviža. Ai. Tai daug man aviža. Galės keliauti namo. Va, toks. Išbliškis vis be pelekada. Toks muškietininkas atrodo turėtų būti. Tai va žvejoju, galvoju, ta šveit saulėkė viskončia taip gera. Ir jaučiu, kuris laiks jau pastebėjot, kad naudoju Adventure Fishing. Teik keporį, teik akinius, tai vad galiu bišk papasakoti. Tai neseniausiai įsigijau va tokius fainus akinukus. Va, Adventure Fishing akinuką, iš tikrųjų gerą polarizuojantis. Nu, per kamerą, ko gero, čia nieko nesimatys. Bet, žodžiu, aniai iš tikrųjų yra labai man pliusas, kad aniai daug tokį švelnų rodą atspalvį, kas iš tikrųjų yra malonu akė ir nepavargsta. Prasme, žvejybo tos akis, tai, nes pavyzdžiui, varžybos ten visur, kur naudojau, atrodo nusiimtus akinius ten. Deg akis tiesiog belekiek. O čia viskas fainė, dailė, plus ir tokiai, nu tikra, man jau bent patinka, nei tokiai stilingi. Ta forma gera, prie mano veido visai nebloga tinka, nu bent man taip atrodo. Keporė, irgi Adventure Fishing, tokį su tinkleliu gali, kad nekaistų čainiks, kaip saka, laba. Ir vat toks derinuks, iš tikrųjų, man dabar sugelbėjo kasdienis tokio žvejybos, tai akinė tai laba, keporė irgi, kad neperkaist, kaip sakyta, galva. Tos žvejybos nuo saulės ir žodžiu, visko galite įsigyti žvejybos reikmenys.lt ir ten ir daugiau visko, ir maikių visokių, ir šortų, ir nu, ten visokiausi, nuo ultravioletinių spindulių tų maikių, visokių džempukų tokių.
Tai žodžiu, kokybiškas prekis už nemažą kainą, bet, sakau, kokybė kainon. Tai akinuką va to ir tokį fainą dėklą, katras yra keits. Nu, tikra toks jau, kaip sako, nesulaužys lingva savo akinių. Tor vidau ten dėklą, akiniam įsidėti, servetėlį. Nu, manau, daugelis akinių tor visų toks aksesuarus. Bet, vat, nu, pasiemanus ir bent man jautas, kad ir kokybė. Ta prasme, aš to akinių daug nesturės, bet, vat, tai man iš tikrųjų ir patieka, ir nespaud pagal galvą, ir dar visokių ten tų dalykų. Tai vat visko galite įsigyti žvejybos reikmenys.lt arba elektroninė, arba fizinė parduotuvė Kaune. Ir žodžiu, nuvarysit, pasižiūrėkit, gal patiks kažkas išsirinksit. O dabar varom toliau žvejoti. Aš tai 0,5 kaip užsidėjau tepite barau. Opa. O, biški geresnis čia. Opa. O, fainuelis jau toksa. Opa. Ui, tu kaleka. O. Delninis. O. Opa. Opa. O, ką fainė. Nu, šiandien smagia bus, pažvejojus čia belė, keik. O. Opa. Va, op. Jo, gerulis jau. Būt smagia, kai karš 4 įsikinkyti jau. Ešerys. Opa. Na. O, liuks. Ko ten, lupi? Raud musiek, vėl bus. Tu, nahka tu. Tai matyt per tų žolionos, Marin. Vėl ir? Susisok žygis, lup karoči. Bet tai kokį dydžiaus? Bet čia peilis. Nu. Давай. Bet irgi gerą. Aš net ir patį pasiimsiu, kas mes kaip. Na. Reik. Aš raudu, bet taip randam, kas žalių. Kokios spalvos gauda? Toms spalva, ne? Toms tik apsoletim. Aš ant kraujok. Dėl to, kad metų. Papiriaus. Na, bet tam papiriaus, raudų nebūtum pagais. O, kas čia dabar? Rotpiris dabar. Aitais. Kas čia? Kods dvilins. Eik tu, kokia rauda! Va! Eik tu! A grina rauda rotpiris? Ne, nu, koja, tipo. Rauda čia. Aš į rotpiris į rauda. Rauda. Bet tai kokia, na, pekta. Aš ten panašių pagavau.
Nu, vat sakau, man kažkas į toks tempas. Gali būt didesnė. Morgo. Ves. Ух ты. Во. Нормально? Давай. Grūdį. Jeigu nelid... Vėl. Ką, peilis? Nu, A, ne? nu neišėsim. Žairas, aš turiu ravėti, blemba. Grūdys, blemba, linda. Imk šitą čerpok, pabandyk išsikabinti, gal išeis. Kišk tiesiog į kabinką. Dabar vėl nebatau, nes aš nuvažiuojam, tai sušiks, kajaks. Lik nebatau. Kada šiandien nors matyčiau želį. Vis čia susimeiži. Tu jum gal tu pasems. Jie pasems, aš ką čia pats kur. Ne, nu aš matau vundinį viskom, bet lydekstį nematau. O, šitą į. Nu, tai sakau. Manom nesusakė. Daug žiek. Palavišką atsistums. Daug man dabar. Matatom ten? Katastrofa, karas. Bet žuvis vis tiek ištrauktas. Skys grabiaus, tokį. Dėkui. O, operacija. Supliešim ant masal. Bet ką ten nukonda, ne? Šaunuolį teik laisvės, gavo teik visko. Gražiai lūpstis. Uždant. Kafės laik. Kliumt. Dabar gal Zajeris kabinė. Na, gal dabar varyti jau. Zinkui bardzelų. O tai kaip gera kavėn stor graipšt kažkas. Tu man sugelbė, aš karts tau. Tu labiau tik tą. Sok mata. Na. Susoka, kad... Nu, užpynį. Ką? И vėl? Aš nesuprantu. Nu tu... Bet gerai... Eik tu na! Kokį didžiaus! Žinai! Eik tu na! Eik tu kokį didžiaus raudsparnys! Pasirodyk mane. Telefons, vėsis, košiant, aš vėsis. O... 200 man delns. Va. Nu jau čia jo. Eik to sau. Nu čia. Mama saliuks, deformuoti. Ką, raudsparnis, ką? Gerulis, eik tu. Žiūrėk, mama saus kapą. Bele kap. Turėčiau varyti minėjai, bet kapą visai neblogai. Opa. Opa, ešerys. Pabėgo. Kas čia yra, man kablys boks rimta ėjo. Tik atgaudė ją. Ir tu kriauklygus akmeninis ten vietą. Nu žinok, pėzi. Kablė. Ne, geras kablys, atebė. Opa, kas čia, ešerys. Na. Nu jau, tokie visai niek. O. Bet tos rauds tai kosminis, karočia, lėkta. Sakau, šiandien žai beltą į opšik mait su įspūdžias visokiausias. Opa. Ešerys bus jau čia. Bet kas skutsta į opšik mait, ai, rauda. Bet aš jau daug kam bus daug galingesnį, kad paleitau meškerę. Ta meškerė ant tokį. Iki posis labai daug linkst. Tik iškart. Bet smagė. Da, jei būčiau tų biškraudų didesnių pagais, kaip to tokių. Nu jau, raudsparnių tų. Jo, tad būt. Eik, tu ta paskutinė tai švieskos minten. Kur pitelnį jotina. Ką dabar raudsparnė turėtų? Pabuž, matai, kiek mūsų aluk palei. Na, jiems turėjo daužyti. Vo, toks ešerys da. Plaukinėjo ant numiai. Aš tada sakau, jeigu jau bus pritiltok ešerė parvarė, nes anu, prieš porą savaičių nebuvau dar, net pritiltok nevėjim, net netupėjau. O dabar šitas nuvariau vakar. Opa! Raudsparnys. Ai ne, rauda. Opa. Eik to, sauka gera. Neužsiriš, mata. Nikam nepaleid mūsų čia. Opa, vėl. Parvažiavant kažkas.
Nu, ešerys. Ai, ne, ešerys, na. O, bet nu tokie jau visai niek. Jau, kaip sak, negal pyk tikrai. O. Jau ant avižos lek jau ką preikint. Oba! Ja, važiuojam! Rindidindindin, vėl. Rauda. Lėkta sau. Kažkoks kosmos šiandien. Jau seniai toik žvejybę turėjau. Nu va, su vakarėja. Saulelį leidas jau. Žodžiu, mausiam namulio. Tai rezimojant šiandien dieną. Vis dien pragaudžiam ant 0,5 svariaus. Sunaudojau daug kalūris tų kraujinių tantų. Arba nukon, arba suplieša, arba dar kažkas atsitink. Nu, žodžiu, veiksma buvo. Žiūrėk, srausparį nuleid, kontaktą, vėl gerą. A geras buvo? Patikėk. Na, žodžiu. Nori, kad outro sugadinti. Gerai ir viskas. Kaip tik emocijai daugiau. Tai žodžiu, ežygis nuleid vėl raudsparnį. Į ką pats matėt, kai pagavo. Aš tai šiandien nepagavau, bet kuo gerų irgi pagavau. Vien tą kažko nuleidau irgi gerą. Ta lydekas ataka. Marots turėjai nusifilmuoti. Nu, žiūrėjau, kiek nusifilmavo lygų, bet tai neaišku, kiek matysės. Tai va, su tokias cirkas, šiaip bonusėn žvejyba. Ir raudų, ir peilį pagavau, karoči irgi mažioką. Ir draugėlis ten su cirkas peilį kabinom, irgi matėt žodžiu ten. Nu, visai tokių žodžių dalykėlių. Šiaip žiaurė faina žvejyba. Iš pirmo buvo nelaba kap, nenusiteikėm, kaip sak, normaliai. Bet paskau link vakar, kai įsigazavo, tai jie visi gazavo. Ir voda jau varom numei žygis, sak, sustos prie ajarų ir raudsparnys kali vėl. Baučiai į lydekų šaubiški, nu žodžiu, visko. Tai va tokia žvejyba, faina iš kajaka, vakarėjant. Ir žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot, visiems nežvyna ir iki sekančių kartų. Once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine.